Laukinių vakarų pasaulis nevaldomas, nuožmus ir apipintas mitais bei legendomis. Tai laikai, kai teisė buvo rašoma krauju, o išgyvenimas priklausė nuo žemės pažinimo, ginklo ir kieto charakterio. Vesterno legendos nebuvo tik miklų šauliai ir nepermaldaujami nusikaltėliai. Tai ir pionieriai, geležinkelio statytojai, naujakuriai bei įstatymo sergėtojai, kurie bandė įvesti tvarką chaoso pasaulyje. Su jumis sveikinasi kinomanija.lt. Šiandien pristatysime 5 kvapą gniaužiančius serialus, atspindinčius šio nuožmaus laikmečio dvasią. Nuo kruvino Amerikos gimimo iki besikuriančių įstatymo nepaliestų miestelių. Šie serialai pasakoja apie žmonės, kurie kūrė laukinių vakarų įvaizdį. Šių metų pradžioje pasaulį išvydęs Netflix miniserialas Pirmykštė Amerika mus nukelia į pačius ankstyviausius Amerikos užkariautojų laikus, kuomet nebuvo nei padorių šerifų, nei įstatymų. Tai pasaulis, kuriame vienintelis būdas išgyventi – kovoti iki paskutinio atodūsio su laukinė gamta, svetimšaliais naujakuriais ir čia tūkstančius metų gyvenusiomis čiabuvių gentimis. Serialas prie televizijos ekranų pritrauk žiūrovus besidominčius necenzūruotą istoriją, kuri pasakoja apie 1857 metais vykusią mirtiną čiabuvių, pionierių, mormonų kareivių ir JAV valdžios kovą. Čia tikrai nepritrūks žiaurios ir nuotykiais prisotintos Amerikos vakarų atsiradimo istorijos, negailestingų religinių fanatikų susidūrimo, desperatiškos vyrų ir moterų kovojančių dėl naujos žemės bei vietos, kurią būtų galima pavadinti namais drąsos. Šiuose laukiniuose kraštuose neįmanoma surasti saugaus prieglobsčio. Svarbus tik vienas tikslas – išgyventi. Režisierius Petas Bergas įkvėpimą Pirmykštei Amerikai pasisėmė 2020 metais perskaitęs straipsnį apie žiaurius Jutos valstijos kolonizavimo įvykius. Susidomėjęs šią temą, jis kreipėsi į scenaristą Marką L. Smithą, kuris darbuodamasis kuriant juostą Hugh Glasso legendą, nemažai sužinojo apie ankstyvosius Jutos valstijos pionierius. Taigi Smithas ir Bergas sutarė panaudoti visas savo turimas žinias ir pastangas naujo laukinių vakarų epo kūrimui. Nors ne visi serialo elementai grįsti tikrais faktais, tačiau dauguma pagrindinių personažų neišgalvotos istorinės asmenybės, tokie kaip svarbiausias istorijos pionierius Jimas Bridgeris, mormonų bažnyčios kariuomenės lyderis Braimas Jungas ir įstatymų sergėtojas Wildas Billas Hickmanas. Serialo kūrėjams teko neblogai paplušėti, norint kuo tiksliau perteikti Jutos karo dalyvius ir konsultuoti su įvairių genčių, kultūrų ir kalbų ekspertais. Tačiau neišvysite personažų, kurie nebūtų buvę tikros istorijos dalimi. Serialo kūrėjai pabrėžia, kad šiame pasakojime vaizduojama karo ir konfliktų kasdienybė, tad nereikia bandyti įžvelgti nei istorijos herojų, nei piktadarių. Tai tiesiog žmonės, besistengiantis išgyventi. Serialas neidealizuoja istorijos, priešingai, jis be užuolankų rodo neišvengiamą smurtą, žmonių žiaurumą ir kovą už išlikimą. Svarbu paminėti, kad vos tik išleido šį serialą, savo nepasitenkinimą šiuo kūriniu spėjo išreikšti mormonų bažnyčia, kuris skundėsi, kad jis ne tik klaidino žiūrovus iškraipytą istoriją, bet ir kursto neapykantą. Netflix nesiruošia atsakyti šios kaltinimus. Mūsų nuomonė tai puikus žvilgsnis į tamsų Amerikos istorijos laikotarpį, kuriame norint išgyventi kasdien turėjai kovoti už savo gyvybę. Laukiniai vakarai buvo užkariauti ne tik ant žirgų, bet ir ant plieno bėgių, pralietų prakaitų bei krauju. Šis istorinių elementų turintis serialas pasakoja apie pirmojo transkontinentinio geležinkelio statybą Jungtinėse Amerikos valstijose. Pragaras ant ratų mus nukelia į vieno iš lemiamų žmonijos progreso faktorių statybos užkulisius. Projektą sujungusi šalį, bet kartu palikusi ryškų kraujo ir korupcijos pėdsaką. Istorija prasideda Amerikoje pasibaigus pilietiniam karui. Pagrindinis veikėjas Kalenas Bohanonas, buvęs konfederatų kariuomenės karys, niekaip negali šio karo pamiršti. Karo metu priešininkai nužudė jo žmoną, tad Kalenas siekia bet kokiais įmanomais būdais jiems už tai atkeršyti. Tačiau keršto istorija netikėtai tampa JAV geležinkelio statybos verslo istorija. Ieškodamas atsakingųjų, mūsų herojus patenka į pragarą ant ratų, klajojantį miestą, kuriame valdžią turi alkoholio prekiautojai, prostitutės ir nusikaltėliai. Čia kartu su jo petys petin kovoja buvę vergai, airų imigrantai, čiabuviai ir godūs verslininkai. Serialas puikiai perteikia istorinių įvykių tikroviškumą, rodydamas pavojingą, nuožmę ir rasinės įtampos perpildytą aplinką. Tai ne tik pasakojimas apie geležinkelį, tai istorija apie kainą,
kurią žmonės sumokėjo už šalies pažangą. Kiekvienas serialo sezonas nuosekliai seka Kaleno ir kitų personažų istoriją nuo pilietinio karo pabaigos iki 1869 metų. Pasakojime istoriškai tiksliai vaizduojami įvykiai turėjo įtakos realiems žmonėms ir jų veiksmams. Pavyzdžiui, Union Pacific Railroad geležinkelio viceprezidentui Tomui Durantui ar geležinkelių magnatų vadintam Colesui Huntingtonui. Daugelis jų naudotų manipuliavimo akcijų kainomis ir sukčiavimo schemų iš tikrųjų buvo vykdytos. Išsilavinusių ir be galo gudrių sukčių planų pavaizdavimas puikiai atskleidžia korumpuotą šio verslo pradžią. Serialo pavadinimas taip pat neatsitiktinis. Dėl Amerikos čiabuvių išpuolių JAV kariuomenė turėjo lydėti mobilųjį miestą, kuris sekė paskui geležinkelio statybose dirbantį personalą. Šiuose palapinių ir vagonų miesteliuose gyveno ne tik geležinkelio darbininkai, bet ir jiems įvairias paslaugas teikiantys verslininkai bei amatininkai. Darbininkai ten galėjo laisvai linksmintis, žaisdami azartinius žaidimus ir mėgautis alkoholiniais gėrimais. Pragaras ant ratų buvo tikras to metu šios mobilios bendruomenės pavadinimas. Šis miniserialas nukelia žiūrovus į 1880 metus, kur Amerikos laukiniuose vakaruose nevaržomas siautėjo nusikaltėlių gaujos vadas Frankas Griffinas, kurį įspūdingai įkūnė aktorius Jeffas Danielsas. Jo misija - pagauti buvusį apsauginį Rojų Goodą, buvusį vadeivos mokinį, kuris juos išdavė. Ši intensyvi medžioklė nuveda Franką į Naujosios Meksikos Labelę miestą, kuriame po kalnakasybos katastrofos gyvena vien moterys. Šiame seriale matome viską, ką natūraliai kaip ir žiūrovai ir tikėtųsi pamatyti westerne. Tulikėta ir nuošalę vietą šalia anglių kasyklos, kurios gviešėsi stambaus masto kompanija. Beveik visi vyrai žuvo per kasyklos griūtį. Miestas be vyrų. Taip Netflix serialas Bedievis pristato visiškai naują westerno žanro perspektyvą, kurioje pagrindinį vaidmenį atlieka moteris, pasiryžusios pačios ginti ir saugoti savo namus. Amerikietis režisierius Scottas Frankas turi ilgą sąrašą grandiozinių darbų. Nuo kritikų itin pavykusių laikomų režisieriaus debiuto 2007 metais išleisto kriminalinio filmo The Lookout, serialo Valdovas Gambitas, iki tokių garsių X-Meno franšizės filmų kaip Ernis ir Loganas, dabar galime stebėti, kaip šis talentingas kūrėjas perėjo nuo superherojų prie susišaudimų, skrybėlių bei gaudimo pasaulio. Westernas – amerikietiškas kino žanras. Juose dažnai pateikiama kova tarp laisvės ir santvarkos. Jie išaukština individualizmą. Vienišas kaubojus ar outsideris veikiau renkasi veikti pavieniui, nei būti glaudžios visuomenės dalimi. Tačiau serialas Bedievis siunčia kiek kitokią žinutę. Bendruomenė yra svarbi, o komandinis darbas gali padėti veikti bet kokias kliūtis. Stulbinantis kino operatoriaus darbas, sudėtingi personažai ir įtampos kupinas siužetas, vainikuotas viena įspūdingiausių finalinių dvikovų westerno istorijoje, paverčia šį serialą išskirtiniu kūriniu. Išvystė sunkes to meto gyvenimo sąlygas, necenzūruotą realybę, amputacijas, mirtis ir prastą higieną. Tai istorija, kuri primena, kad laukiniai vakarai nebuvo skirti vien tik vyrams su ginklais. Jie priklausė visiems, kurie turėjo drąsos išlikti. 1883 westerno žanro miniserialas, atskleidžiantis kito populiaraus serialo Yellowstone'as priešistorę. Čia pasakoma Dutonų šeimos protėvių kelionę vakarų link ir atskleidžiamos Yellowstone'o rančos atsiradimo aplinkybės, kuomet naujakuriai išvyksta į ilgą kelionę iš Teksaso į Montaną, tokiu būdu bandydami pabėgti nuo skurdaus gyvenimo. Dar prieš Dutonų šeimos įsiviešpatavimą Yellowstone'e jie buvo tik dar viena šeima, bandanti išgyventi laukiniuose vakaruose. Paramount Plus serialas nukelia į laikus, kai kiekviena upė, kiekviena audra galėjo reikšti mirtį. Seriale sekama Dutonų istorija. Jamesas ir Margaret kartu su artimaisiais leidžiasi į pavojingą kelionę Oregono taku. Jų vedlys kietas ir gyvenimo užgrūdintas pilietinio karo veteranas Shea Brennanas. Ši istorija tai nuotykių kupinas westernas, kuris atskleidžia tikrąją pionierių gyvenimo dramą. Ligos, plėšikai, gamtos stichijos, čiabuviai, alkis ir nežinomybė paverčia kiekvieną dieną kova. Siužete perteikimi 3 rūšių konfliktai – žmogus prieš žmogų, žmogus prieš gamtą ir žmogus prieš patį save. 1883 tai emocinga, širdį verianti istorija apie viltį, svajonės ir jų pasiekimo kainą. Režisierius Tayloras Sheridanas užsibrėžė tikslą perteikti visą istoriją kuo tiksliau.
Tad net jei ir Dutonų šeima iš tikrųjų neegzistavo, kažkas vis vien išgyveno visus šios gyvenimo iššūkius. Seriale vaidinančius aktorius, pasak kūrėjų, išdažė geriausias motinos gamtos makiažas – purvas. O prieš filmavimą jie privalėjo dalyvauti specialioje kaubojų stovykloje, kurioje sužinojo visas kaubojiško gyvenimo detalės ir išmoko jodinėti. Tačiau net ir įdėjus tokias pastangas į kuo tikslesnį to meto gyvenimo vaizdavimą, kai kuriuos žiūrovus suglumino tobulai tiesus ir perlo baltumo personažų dantys. Juk teoriškai mąstant, tokiomis sąlygomis gyvenantiems žmonėms dantų priežiūros paslaugos būtų buvusios pernelyg didelė prabanga. Nepaisant ginčų dėl serialo 1883 aktorių dantų, čia gana realistiškai vaizduojami socialinė ir politinė kova, su kuria susidūrė pirmieji Amerikos pionieriai. Taip pat vaizduojami to meto nesutarimai tarp baltaodžių kolonizatorių ir Amerikos čiabuvių. Buvo planuojama išleisti ir antrą šio serialo sezoną, tačiau planai greitai pasikeitė. Vietoj to ekranus pasiekė naujas serialas 1923, pasakojantis apie kitą Dutonų šeimos kartą. Čia vaizduojamas jų gyvenimas 20-ajame amžiuje ir jų sunkumai susidūrus su didžiąja depresija ir kitais iššūkiais. HBO seriale Deadwoodas galime pamatyti nemažai tikrų istorijos detalių. Serialo siužetas nukelia žiūrovus į 1874 metus, kur čiabuvių rezervuare Lakotoje, į kurį pašaliečiams negalima įkelti kojos, buvo rasta nemažai aukso. Vos spėję pagalvoti apie tokį lobį, šachtininkai nelegaliai įsiveržė į draudžiamą teritoriją ir ten įkūrė Deadwoodo miestą. Po pilietinio karo atsiradęs miestas nepriklausė JAV teritorijai, todėl jame negaliojo jokie įstatymai. Auksas, gobšumas, galia ir įstatymų trūkumas viliojo visus, norinčius praturtėti ir pasilinksminti. Tai vesternas peržengė žanro ribas ir tapė šiuolaikinę klasiką. Pietų Dakotos miestelėje nuolat vyksta nusikaltimai ir korupcija. Deadwoode galioja tik viena taisyklė – stipriausi laimi. Žiaurus, bet neprilygstamai charizmatiškas salūno savininkas valdo miestą intrigomis, smurtu ir plieninė valia. Į šį užkampį atklysta gyvenimu nusivylęs rūstus buvęs teisėsaugininkas Wildas Billas Hitchcockas ir naujo gyvenimo pradžios beieškantis Sethas Bullockas. Hitchcockas siekia tapti Deadwoodo įstatymų leidėjų ir jo pastangos civilizuoti miestelį sudaro didžiąją istorijos dalį. Šie žmonės buvo tikri Deadwoodo gyventojai, bet tam tikros jų gyvenimo detalės autorių buvo pakeistos. Seriale bandoma išlikti prie kuo tikslesnės istorijos atvaizdavimo, tačiau kūrėjai nebijo nukrypti nuo tiesos, jei tai padaro siužetą įdomesniu. Šis serialas pakėlė westernų kartelę dėl itin realistiškų pavaizduotų Pietų Dakotos žmonių gyvenimo. Visgi populiarus serialas negali apsieiti be skandalo. HBO susilaukė žiūrovų nepasitenkinimo dėl didelio keiksmažodžių kiekio. Palyginus su kitais klasikiniais westernais, toks keiksmažodžiavimas yra retas reiškinys. Apskaičiuota, kad visame seriale ištarta beveik 3000 keiksmažodžių. Tai yra vidutiniškai apie 1,5 keiksmažodžio per minutę. Tokios kalbos manieros tik išryškina veikėjų sunkumus mieste, kuriame nuolat vyksta žudymai, vagystės ir kiti žiaurūs nusikaltimai. Be to, čia rodoma ir daug smurto scenų, kuriomis buvo bandoma kuo tiksliau perteikti tuometinį vakarietišką gyvenimą. Visgi manoma, kad būtent tai atnešė šiam serialui sėkmę ir tik sustiprino westerno autentiškumą. Unikalūs poetiški dialogai ir sodrus siužetas pavertė šį TV šou vienu geriausių visų laikų televizijos westernų. Nepaisant milžiniško serialo populiarumo ir įvairių apdovanojimų, jis buvo atšauktas po 3-ojo sezono. Vis dėlto žiūrovai pasipiktino neaiškia serialo pabaiga, tad buvo nuspręsta užbaigti jį atskirų Deadwoodo filmų. Su jumis buvo kinomania.lt. Nepamirškite paspausti patinka mygtuką ir užprenumeruoti kanalą. Sekite filmų ir serialų naujienas kinomania.lt portale. Iki kitų kartų.